Žodžiu, bandau 4. Nenori pripažinti, bet blėsta jėgos. Tai va, o. You see? No. You see? No. It's not. Hey! Right, hey! Nu ką, mes vieną pagaudėm. Opa. Tai šitie... Vadimčik. This is my selfie with you, okay? Bratucha. You're on your way? Going? Toilet and go. Yeah, надо toilet before go. Yeah, хорошо. Some beer. Yeah, full pants. Can be full pants. Yeah. Vadimčikas. Varo su savo dviratuku. Kilometrų suka. Iš Ukrainos mina čia prie pat sieną. Su kuo čia pala? Su Rumunija? Jo, su Rumunija greičiausiai. Tai mina ratuką tokį 2000 kilometrų. Kem 6 metų. Po 100 kem, 100 mačiau. Užfiksavęs kilometrų per dieną. Gerai stumia, ką. Čia gal saulėje apšviestas geriau biškį. Gaila susipakavo tą tentą. Tai nespėjau, palapinė tai yra. Nespėjau parodyti. Įdomi kokia palapinė. Tiesiog toks kaip tentas, bet prisisuka, paukšt, pasidaro toks ir jis ant žemės miega. Tai vakar mes biškį su jo bendravom ten atsisėdę. Bet trumpai labai ten vakare, net visą vakarą taip nešnekėjom. Nu taip biškį, čik. Po to vakare kažką aš čia atsisėdęs prie palapinės, praeidamas užkalbinau jį. Sako, einam, turiu kai ko. Tai paragavau ukrainietiškos slyvų trauktinės. Biškį. Skanu visai buvo. Tai pasijokėm, pabendravom, pakalbėjom apie viską. Tai va, šiandien ruošiamės į kelią. Tai, filmavau. Man atrodo, ne dabar čia yra tų meškų, nes pilna žmonių. Jo, parėkau, tuoj tave čia. Tai, žodžiu, net vakar atėjo žinutė, ta prasme, kai būna oro tie pranešimai. Atsargiai ten bus audra, bla. Tai vakar buvo dėl meškos. Čia vienam kaime užmatė. Tai visiems pranešė. Čia irgi vakar, kai buvo ta meška, tai po to atvarė policija čia vietinę, kad išvaikyti ir jas, kai vaiko aš nespėjau nufilmuoti, bet jas vaiko su petardom. Petardas mėto prie jų, kad išsigastų ir nubėgtų, bet nelabai veikia jų. Ten vakar gal 3 kartus prie to konteinerio ten metė tas petardas, kad jinai pabėgtų, tai tik 3 kartą ir tai pasiėmė ir tada per tvorą. Tai va. Žodžiu, ruošiuosi ir kipsim šiandien į Trafangarą Šarą. Labai turėtų irgi fainas kelias būt. Ir jau. Gražus oras, svarbiausia. Jau. Traction. Opa. Ну ка? Все. Поехала? GPS и go to. And what is this for? Сигнуха? Сигнуха. Сигнуха? I don't take it, but I have. Окей. И потом danger. Окей. Signal. Да. And oh no. Тоже машина, да? If I Не тоже.
by supermarket. Ага. I Put the put сигнуха. и сигнуха. Да. Ну, класс. Класс. Or I single trip camping to. Also put. Also. Yeah, man. Yeah. I don't know people. yeah, man. You can trust people. Nice to meet you, Lucas. Yeah, nice to meet Have you. a good buddy. trip. Yeah, you too, man. Be safe in the road. Okay, you too. You still have much kilometers. No, today but I not more kilometers. No more kilometers? Oh yeah, 100? relax. 200? I tired. From Tramfagarašan? No, No. little. 200, все. Maybe. If uphill, a little, maybe. Oh, no tube? No camera? Нет камеру? Yes, camera. Ай. Сама dead. It's not useful Without camera? без камера. Без камеру? Да. For trips, not useful. Not useful, yeah? О, блядь, надо go. Надо. Tube better than no tube. Yeah, exactly. Easier, safer. If home, it's okay. No camera. No да. camera. Better A speed? little distance. Yeah. You call? Home, you call. Yeah, все нормально. Писть, и ты это дома. А тут я enough. Hey, hello, please. Country, not my country. I don't know anything. Well, Так, давай, Вадим. все, давай. Супермен. Ой, да. Ай, бля. Я тоже. Давай, Вадим. Ciao. Yeah, you too. Nu ką, ir mes kimbu. Apsirengiu, nes aš čia su nuogom kojom. Ir vėjuosi kitus. Saulė apšvietė, šiaip kol saulė neapšvietė, tai buvo labai šalta, taip sakyčiau. Tai apšvietė kelią, apšvietė kalnus, kimbam, viskas. Yra 10 valandų, tai varom. Turiu matomai problemą. Varva labai greit pradėjo varvėti. Labai greit pradėjo varvėti. Reikia pasiekti Bukarestą ir žiūrėti kažką. Fuck. Blemba, kažkaip negaliu grožėtis, kai žinau, kad mano motas sugedęs. Hole. Yeah, From here, it's leaking coolant. I'm not a mechanic, sorry. Ah, I'm amateur. It's my first trip. yeah, mine too. First bike, first trip. Second bike, but first trip. Ah, okay, so you don't know, yeah? No. I believe you have to stop on every gas station and refill. Yeah, but you need like motorcycle coolant. The car coolant is not. Yeah. It not fits, you know. But this road is very popular For the motors. For bikers, Yeah. so they may have Yeah. mechanics.
Sorry, I can't. No, help it's you. okay. I just thought I will ask. Enjoy the trip. Žodžiu, reikia paleisti nervus, nes jeigu būsi su nervais, tai bus negerai. Tai jeigu bus bėda, kad užkais, lauksiu, kažkas sustos, duos, to pasipildysiu. O dabar enjoyinam kelią ir viskas. Ką, meškutė? Vėsta nafai, debilė. Ramėsa, pasakė. Žodžiu, susistabdžiau čia du vokiečius, bandėm paveršt, sako, jisai dirba prie mūsų. Bandėm paveršt, bet niekas nesiverčia. O jinai tokį patį turi kaip aš, bet neturi kulant. Yeah, ciao, have a good trip. Yeah, I will take care. Hey man, it's okay. Oi, tik jau čia privažiavo. Hey, ciao. Geras ženklas, kad kai užkaista, tai cirkuliuoja ir nedrimba, bet kai atšala, tada tik tai. Tai kol važiuosim, turėtų būti gerai. Bet reikia būtinai antifrizą nusipirkti. Šalta čia. Oi. Kaip čia šalta. O, viskas paskendė debesy. Gerai. Reikia susitvarkyti šalmą, biškį sulūžę. Kažką norėčiau nusipirkti, paragauti, nes toj pravažiuosim per Rumuniją, nebebus šanso, dar plius čia kalnuose, tai gal kažką rasiu įdomaus. Čia prikolas, bet
Labai jau čia riebalai. Daržovytės neblogai atrodo. Bet toj parodysiu, ką aš jaučiu valgysiu. Einam, pabandysim čia vietinio kažkokio karšto maisto. You accept euros? Yes. Yeah? Okay, I will grab that one for sure. Yes. Nu, atrodo, braškis viduje. Čia turėtų būti naminės tikrai. Reikia gal pasimti šitą. Yeah, man, I will take this one. Yeah. And I will take that one. Yeah. How do you call in your language? Bulls. Bulls? But different synonym. Mămăligă cu brânză, urs, cocoloș. Ah, okay, From okay. region, different. Okay. In Transylvania, polenta with cheese. Okay. In English and Romanian, bulls. Nice. Neturėjo gražos, tai davė rumuniškus tos. Rumuniškas pinigėlis, 1 euras. Pitakas 1. Gerai, pabandysim bulzą kažkokią. Pasėmiau uogienytės, dar kaip tik galvojau čia kažkurią dieną apie uogienę. Galvoju, blemba visai gerai būtų tokia gera, be jokių taip toliau. Tai tikiuosi čia, nėra sudėties parašyta, tai neaišku. Bet braškis sudėtas, nu turėtų būti gerai. Nu davai, dar pusryčių nevalgęs kaip tik tai. Žodžiu, čia yra sūris ir tešla, man atrodo, ta kukurūzų tešla ir sūris. Klausiau čia praeivių, kurie valgė, tai sakė gerai, tipo, geras. Nežinau, kokio senumo tas sūris viduje. Tipo, nieko visai. Gerai, pavalgau ir varom toliau. Kaip čia karšta. Kas čia? Man rodo, kad aš vandenį. Kaip karšta čia. Susivedu, man atrodo, dabar reikia man... Ai, nu tai jo. Į Bukarestą, varom į Bukarestą. Susivedu, užsidedu biškį pasikraut kamerą, nes išsėdus. Ir varom į Bukarestą. Gal spėsiu rasti moto parduotuvę, tai nusipirkčiau antifrizo, gal dar paklausiu dėl detalės. Jo, tai va, labai smagius buvo šitos 2 dienos, žiauriai patiko. Ir manau, ir jums patiko vaizdai, tai verti keliai, šitie 2 verti keliai tikrai važiavimo ir aplankymo. Tai siūlau, rekomenduoju vienareikšmiškai. Nu tai va, viskas, varom į Bukarestą. Išvažiavo. Bet tas bičiukas man padėjo čia. Davė kelis šopus, tai nereikės varyti iki Bukaresto, nes iki Bukaresto pasirodo 4-5 valandos kelio. Tai varysiu į Brasov, čia už 100 km toks miestelis. Ir varysiu pasižiūrėti, gal ten kažką išeis sudilinti. Tai va. Nes dripina tas antifrizas negerai, reikia būtinai antifrizo, o dar geriau būtų detalių rasti. Žinot, kad bent yra, tai galėčiau vietoj tvarkytis ir susidėti ir ramiai važiuoti toliau. Tai va, varom. Vienas senis gerai pasakė ten, kur su tais vokiečiais kalbėjau, kurie man ten bandėm paveržti ir taip toliau ant to tilto. Vienas sako, sako, pas mane oro aušinama ir jokių bėdų. Sako, tas vokietis sako, nu iš tikrųjų, sako, mažiau bėdų, kai oro aušinama. Tai va. O aš kažkaip vengdavau kaip tik moco oro aušinamo, bet iš tikrųjų gal net ir geriau.
jokių problemų, papildomų ir taip toliau. Gerai, varom. Iki kur rekomendavo, ką tik pašnekėjau, pasisveikinau, einu pasikalbėti. Pažiūrėsim iš pradžio antifrizo, o po to gal ir detalių. Žodžiu, gavau kito bičiuko adresą ir kontaktus, tai varom iki jo, sakė jisai padės. Turėtų padėti, sakė geriausias mieste. Tikėkime. Situacija bloga, apie 7 dienas reiktų laukti detalės, tai jau čia yra labai didelė problema. Kita problema 100 eurų mažiausiai kainuos detalės. Gera žinia, kad šitas čia kainuoja 11 eurų, Lietuvoje kainuoja 30 ar 40, neatsimenu kiek mokėjau. Nežinau. Sako, bandyti varyti į Bukarestą, ten daugiau kas specializuojasi ties BMW-ais. Gal kažką raščiau greitesnio. Plius aš dar nežinau, kas čia yra tai pompai. Reiktų išsirdyti, pasižiūrėti. Bet jeigu ardyti, tai jau sėdu, ta prasme. Ir dar vienas blogas dalykas, kad šiandien penktadienis. Tai prasideda savaitgalis. Ir detalė nekeliaus, tai 2 dienos dabar. Labai taip prastai, bet viskas kaip ir, nėra taip dar blogai. Turiu antifrizo, jisai nevarva taip baisiai. Tai kažkaip išgyvensim gal, Truputėlį gaila, kad jisai čia taip pradėjo varvėti stipriai. Ir lievai, kad aš jį išardęs negaliu judėti priekį. Visiškai. Ką? I don't talk, sorry. I only talk English. Kai vaikas dirba. Tie tokio amžiaus įdarbintas, neša pomidorus, bulves. O, žiūrėk, nufilmavau, paėmė. Vaikas ant rankos kaip lėlė. Žodžiu. Nesuku tarp kojo ir varau įsitaisyti kažkur. Ir reikia kibti prie video darymo, nes man atrodo šiandien paskutinis įkrito, tai turiu išsumontuoti, yra medžiagos belekiek. Tai. Žodžiu. Nuotykiai. Vlemba nuotykiai, tikrai. Dar ką tik atėjo mintis, šiaip Turkiją gana ilgai važiuosiu. Gana ilgai Turkiją važiuosiu. Aš nežinau, kaip ten pas juos su išsivystymu, bet aš galėčiau įvažiavęs į Stambulę, pavyzdžiui, užsakyti tas detalės ir ten kažkur pakeliui pasimties ir susitvarkyčiau ant gatvės. Tai va, vienintelė mintis tokia atėjo, kad nevaikyt tausot laiką. Žodžiu, kažką padarysiu, kažką reikia padaryti, nes kitaip nevažiuosim. Taip, po kelio bėgioju, kur bėgioju.
Tai žodžiu, problemytė, kaip matot, įvažiuoti negaliu. Negerai. Tai žodžiu, ten nieko neradau. Nu aišku, taip. Tai grįžau prie upės, kur čia mačiau daug kemperių. Nu labai čia daug žmonių prie jos kempina. Ir pamačiau, kad čia galima pravažiuoti. Aš nežinau, ar esu tam pasiruošęs, bet visai smagu būtų. Per vandenį. Nepabandęs nesužinoti. Šiaip tai turėčiau laisvai čia pravaryti. Bet žinant mane, tai labai daug ko gali nutikti. Vau, žinokit, pravažiavau, bet visas batas mano šlapęs. Ai, taip, čia. Čia galvoju apsitvarkyti ir visai gerai turėtų būti.